Iš tiesų, ačiū tau, dangiškasis tėve, kuris sukūrė dangų ir žemę. Ačiū tau už sūnų, už jo mirtį ir prisikelimą. Ačiū šventąją dvasią, kad mes turime viltį ir meilę. Iš tikrųjų, kažkaip tai giedant tą aleliują paskutinį Kohano, kažkaip prisimenu keletą žmonių, kurie taip liudijo. Keli mano tokie tolimi draugai, prašiau kokius 2-3 metus, kad jie atvažiuotų į Pakutuvėnus bent. Ir jie sako, aš dabar, sako, supratau, kad bažnyčia nemeluoja. Kad, sako, čia šitoj bendruomeniai mane atgal sugrąžino, čia vyrai kalbėjo, mane sugrąžino atgal į katalikų bažnyčią. Sako, aš niekad nebuvau išėjęs, bet mano širdis nepriklausė. Mano priklausė tradicija, protas ir viską. Ir sako, aš pajutau, aš negalėjau giedoti. Ir jis taip liudijo, sako, aš negalėjau giedoti, nors ant sienos mačiau tos žodžius, bet mano širdis giedojo. Sako, aš mačiau, kad yra laisvė, kad tie žmonės atvykę čia nemeluoja. Ir todėl nemeluoja, nes Jėzus yra jumise, Jėzus yra tiesa. Ir iš šios dienos Evangelijos norėčiau, aišku, iš pirmo skaitinio vieną eilutę ir iš Evangelijos vieną eilutę. Kada Petras, kuris išdavęs buvo, pabėgęs buvo, susikompromitavęs buvo, jis po prisikėlimo liudija ir viešai kalba izraelitams, kad jūs nužudėte Jėzų iš Nazarėto, kurį jūs matėte, kaip jis gydė, varė, švarinėjo demonus, bet Dievas jį prikėlė, jis kalba realiai šitame gyvenime, kaip lygiai mes kalbėtum kažkokius konkrečius įvykius. Ir jis tą pasako, ką viešpats įsakė jiems, ką skelbti Dievo tautai ir liudyti. Pirmas dalykas, kad Jėzus yra Dievo paskirtas gyvųjų ir mirusių teisėjas. Ir antras dalykas, kas tiki jį, gaus jo vardu nuodėmių atleidimą. Tai tarsi svarbiausias dalykas, kad mes gausime nuodėmių atleidimą. Dabar sugrįžtų prie Evangelijos. Kada Marija Magdalietė, čia evangelistas Jonas tarsi suveda viską į Mariją Magdalietę, bet mes žinome, kad 3 moterys keliavo prie kapo. Kaip ten bebūtų, kai ji pamatė, kad kapas tuščias, ji susijaudino, iš tikrųjų pasimetusi, grįžta pas mokinius ir sako, paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjome. Kur jį padėjo, jį pasimetusi. Dabar šiek tiek apie Mariją Magdalietę. Tai buvo moteris, apie kurią Jėzus kalbėjo, kad iš jos Jėzus išvarė 7 demonus. Tai buvo moteris, kurios gyvenimas buvo sudaužytas. Tai buvo moteris, kurios gyvenimas jai nepasisekė. Tai buvo moteris, kuri turėjo jautrę širdį. Gal ji norėjo troško kitaip gyventi, bet aplinkybės neleido. Aplinkybės ją daužė. Gal silpna valia buvo. Bet kažkas tikro buvo jo širdį. Ta pati moteris, kurią galbūt ta teisuolių mylė norėjo užmušti akmenimis už tą didžiąją nuodėmę. Bet Jėzus pasakė, moterie, tavo kaltės atleistus. Eik ir daugiau nebenusidėk. Jėzus dar tai moteriai pasakė, ar jie tavęs nepasmerkė? Jėzus sako, ir aš tavęs nebesmerksiu. Ta moteris, kuri savo dėkodama Dievui už atleidimą, savo ašarom plovė Jėzui kojas. Ta moteris galbūt, kuri visą brangiausią savo turtą, ką turėjo, kvapnuosius nardos tepalus, sudaužė tą molinios butelį ir išliejo visą didžiausią, visą tai, ką turėjo Jėzui ant galvos, kaip šiandien Gediminas jūsų vaikams išliejo ant galvos šventosios charizmos.
kvapniuosius tepalus. Jūs jaučiate, kaip kvepia jūsų vaikai. Tiesiog. Ir tai moteriai į akis Judas pasakė, geriau būtų parduoti tos tepalus ir už tos pinigus tos išdalinti vargšams. Ta moteris atrado gyvenimą, atrado viltį, kad ją kažkas suprato ir jos nepasmerkė. Ir dabar Velykų rytį jie ateina prie kapo. Ir nėra jo. Nėra. Reiškia, viskas sugriuvo. Kaip vienas mano toks pažįstamas gyrėsi, tikras atvejis. Susirado tokį vokietį netyčia, Düsseldorfe, kuris pasakė, aš tau padėsiu pradėti biznelį Lietuvoj. Duosiu, atsiųsiu įrangą ir padėsiu, kad truputį tau, kaip sakant, tą prekybą Vokietijoje užtikrinti. Ir tu ruoškis. Ir tas žmogus netoli Vilniaus pradėjo statyti tokį prie namo, tokį jau savo, kaip dirbtuvės tvartuką, viską ruošėsi, čia visiems gyrėsi, ir tas vokietis numirė. Jam visus viltis dingo. Viskas. Tai galite įsivaizduoti Marijai Magdalietei, kuri buvo nusidėjėlė, žmonių pasmerkta, ir Jėzus ją suprato ir jai atleido. Ir dabar jo nebėra, ir todėl ji tokia pasimetusi, kur padėjo mūsų Viešpatį. Supranta, tarsi viskas. Nebėra gyvenimo, nebėra prasmės, nebėra gyvenimo. Viskas buvo, reiškia, tik tai taip savo. Ir kai ji sode, kai Gediminas sako, sutinka Viešpatį, kuris ištarė vardą Marija, jį šaukia Rabūnį, ji laiko jį už kojų ir nepaleidžia, nes tu esi mano viltis, tu esi mano gyvenimas. Tai va čia yra prisikėlimo dovana, kada žmogus, kuris gyvenime daug ką išgyvenė. Aš tikiu, kad ir daugelis iš jūsų yra gyvenime daug ką patyręs. Ir gal kai kurie iš jūsų net ir gyvenimai suluošyti, sudaužyti, sutripti. Jūs patys tarsi ir suniekinti. Bet kažkas viduje yra tokio, kad aš to nenoriu, bet aš negaliu atsisakyti. Aš pasiduodu, aš grimstu į liūną. Kiek visokių skirtingų istorijų. Vieni ėjo į mišką ginti tautos laisvės, kiti gal ėjo į miškus, kad plėšikauti. Vieni mirė už tėvynės laisvę partizanai, kiti buvę partizanai susmaigytom adatom į panagės išduodavo savo brolius. Tie mirdavo, tie gyvendavo ir paskui visą gyvenimą tarsi jausdavo išdavystės kaltę. Vieni važiavo kaip Svarinskas į kalėjimus kunigai, kiti kunigai lojaliai atlaikinėdavo mišes ir bijodavo ką nors daryti. Vieni nestodavo į partinės ar komjaunimo organizacijas ir negalėdavo prasimušti gyvenime, kiti stodavo ir visa kita, bet širdyje gal jausdavo diskomfortą. Kiekvieno žmogaus yra atskira istorija. Vieni pakliuvo ant narkotikų ir neįsikapsta, ir dabar gal neįsikapsta. Vieni pakliuvo į alkoholio liūną ir sunku išlipti, kiti išlipa. Tie sumalti, sudaužyti gyvenimai. Bet kai Jėzus ateina į tavo gyvenimą, sako, jie nepasmerkė, aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nenusidėk, aš tikiu tavimi. Ir galite įsivaizduoti, ir kai tas Jėzus išnyksta, lieka tik istorijoje. Bet kokia laimė, kai jis prisikėlęs. Reiškia, mūsų gyvenimai turi kažkokią prasme. Ir tas nuritintas akmuo, žemaitė, ritinkit to akmenį, kad rasker jumis ir Jėzų. Roll away that stone. Ritinkit akmenį, kad iš tikrųjų, ir jeigu šiandien dar jūs, kai kurie neišdrįsot, gal nebuvo progos prieiti iš pažinties ir pasakyti, Jėzau, gyvojo Dievo sūnau, aš noriu gyventi. Yra nesąmonė, beprasmybė, brangieji, beprasmybė, gyventi be tikslo. Ir didžioji nuodėmė, tai nėra paleistuvystė, didžioji nuodėmė, tai nėra vagystė,
Didžioji nuodėmė tai nėra žmogžudystė. Didžioji nuodėmė yra netikėjimas. Tai yra didžioji nuodėmė, nes tu jau nebeturi ateities, tu neturi gyvenimą. Nuodėmė, kai Gediminas yra kalbėjęs ir sakęs žydiškai, tai kai šauni ir nepataikai į tikslą. Kai šauni gyvenime ir jeigu tu neturi tikslų, neturi taikinį, mes žinome, kad kiekvienas negali būti jau toks tobulas, net ir snaiperis. Jis turi koreguotoją, kuris pasako, koks vėjo yra, kiek ten yra sekundžių per metrą, ar kiek ten jie duoda tos. Ir jie koreguoja tau, kad tu pataikytum į taikinį. Ir mūsų taikinys yra gyvenimas, tai yra Jėzus, gyvojo Dievo sūnus. O jeigu mūsų taikinys nėra Jėzus, tai ir atsiprašant, kam ir gyventi. Vyrai, kam gyventi, jeigu mūsų taikinys nėra Jėzus Kristus? Jūs galvojate, į dangaus karalystę mes nusinešime sąskaitas bankus? Ar jūsų išdirbtus, išgražintus namus nusinešit? Krikšto tėveliai, tėvai, nenusinešit jūs nieko, nei turtų, nei obligacijų, nieko. Vienintelį dalyką, nueisite su tuo tikėjimu, kuris yra. Ar tikėjai Jėzų Kristų? Ir ar tu pašalinai tą akmenį? Brangieji, tai yra svarbu, nes tuščias gyvenimas. Ir jeigu šiandieną velnio skelbėjai, geroji naujiena yra Dievo žodis, visa kita yra juodoji spalva, vidurio nėra. Jėzus sako, jeigu tu būsi drungnas, aš tave išspjausiu. Ir jeigu šiandien kalba karjera, siekis, mokslas, čipuha, brangieji, visokių tokių karjeristų, nebegyvų žmonių, negyvi žmonės, tokių matosi ateina ir mums kunigams siūlo prekę. Mūsų firma etiška, mūsų firma ta, sėski, sakau, iš kur esi? Sako, iš Kulų pienų. Jėzau, sakau, netoli Kretingos, atsiger kavos, mes pakalbėsim, papasakom. Ir jis jau nebegyvas žmogus. Arba Kaziuko mugė. Eina, atrodo, viskas gražu, budistai tie. Ne, krišnaistai. Hari Krishna, hari, dzingdam, dzimbam, dzimbam, dzimbam. Su tokiu pipsiuku, aš nesijaukiu, bet žinai, prieinu, sakau, iš kur tu esi? Sako, iš Plungės. Aš iš tikrųjų natūraliai, o Jėzau, sakau, žemaitis. Apsirengi to, dzingoj, Hari Krishna, Hari Krishna. Joma, jo, atsiprašau už tos žodžius. Tu jau prašovei savo gyvenimą. Jau prašovei. Ir suprantat, kaip yra skaudu. Ir galvoju, jūs turit melstis už kunigus, kad kaip Petras išėjęs liudytų, jūs rupūžės nužudėt Jėzų Kristų, prikaldami ant kryžiaus. Jūs tai padarėte, bet Dievas jį prikėlė. Turit melstis važiuodami čia į Pakūtą, melskite su savo kunigus, šaukite šventosios dvasios, viešpatie atsiųsk šventąją dvasią, kad kunigai kalbėtų Dievo žodį. Kad kunigai, kalbėdami Dievo žodį, kaip šiandien Gediminas, kad šventoji dvasia per jį, kaip per tą lietaus vamzdį į jumis įsilietų jūsų širdis. Kad jūs grįžtumėte atgaivinti. Bet atgaivinti ne džungu, bet kad atgaivinti dvasia. Kad jūs norėtumėt gyventi krikščioniškai. Kad jūs turėtumėt tą taikinį. Pramausit kartais vienam etape pro šalį. Vis tiek net ir sporto varžybose duoda tą vadinami štrafnoj ratą biatlone. Nepataikai, tai vieną ratą turi suslydimą pavaryti. Bet yra galimybė. Ir viešpats duoda galimybę. Bet jeigu mes gyvenime nepasirinkam jo, gyvojo Dievo sūnaus, po kelmo ir gyventi, tada būkit pagonis, kabinėkitės ant ąžuolų, ant ugnelių, gražiai šokit, negerkit degtinės, nerūkykit ir vis tiek eisit į pragarą, nes išgelbėja ne alkoholio nevartojimas, mūsų išgelbėja ne per ugnelę šokinėjimą, ne gražių Lietuvos papročių kiaušikų dažymas, bet mūsų išgelbėja Jėzus Kristus. Ir kai tą turim, mes tada tikrai švenčiam Velykas. Ir dabar pagal seną paprotį jums paskelbsiu 3 kartus gerą žinią.